Na, o mes ruošiamės į eglutę, įžiebimą. Ir aš nupirkau kalėdom vaikams po šaliką. Ir kartu, aišku, savo nusipirkau šaliką. Ir kadangi labai keista, vakar buvo taip šilta, šiandien kaip specialiai taip šalta laukia, tai aš va tą progą ir užsidėsiu štai tokį kalėdų šaliką. Na ką, mes jau einame į eglutės įžiebimą. 5, 4, 3, 2, 1. Koks man. Ir slikt pradėjo. Taip, kaip tik eilė 6x7. Elija kalba su seneliu Šalčiu. 4x4. 16. Šaunuolė matematikai. Šaunuolė, sveikinu tave. Na. Kas dar be dovanos? Kai, ką nors mums visiems gražaus. Gerų švenčių. Dainelės, ne? Kuo vardu? Tėja. Tėja. Labai gražus ir retas vardas. Ar pažįsti tėjų daugiau? Ne. Tai labai gražu, tada ir labai smagu, kad esi tokia išskirtinė ir mergaitė, ir tokiu išskirtiniu vardu. Nieko už tavęs daugiau neklausinėsiu, iš karto duodu dovanėlę ir linkiu gerų, gražių metų. Prašau. Sekite, sudėkime delniukus vieną šalia kito ir pradėkime tais delniukais trinti. Trinam, labai stipriai trinam. Tėvelė ir mamytės taip pat trinat. Girdit kaip čaža. Atrodo lyg kristų, snaigės leistųsi ant klonių ir kalvų, ant takų. O tuo čažančiu sniegu vaikai su raugutėmis važinėjasi, linksmi ir nuotaikingi. Taip pat ir kalėdų senelis keliauja tuo sniegu pas gerus vaikus. Tai yra pas jūs kiekvieną. Suplojam, apsisukam 3 kartus. 3 kartus apsisukam ir patikėkime, kad šventų kalėdų rytą bus ne tik Kalnėnuose, ne tik jūsų gražioje bendruomenėje, bet ir visoje Lietuvoje daug gražaus balto sniego. Na, o jūs visus sveikinu su artėjančiom šventomis kalėdomis, su artėjančiais naujaisiais metais. Kiti naujieji metai bus arklio metai. Tai būkite veržlūs, būkite eiklūs, būkite drąsūs ir būkite laimingi. Būkite geri vieni kitiems. O kai būsite geri vieni kitiems, kaip ir sakiau vaikai, kalėdų senelio maišas pildysis pinigais, o kaip ir bus daug pinigų, bus daug ir dovanų.
Aš sakau, vaikai, žiūrėkit, sniegas. O Rojus sako, nes buvo tikras kalėdų senelis. O van dvaro parke mūsų eglutė miestą. Mes jau netoli namų. Ir čia dar viena eglutė irgi pastatyta. Irgi parke. Tikiuosi, eglė namie neapvirtusi, nes katinas tai mėgėjas į eglę įsilipti. Ir van dar žiba dar viena eglė už Rojaus galvos. Rojus maišelį rado štai tokį tušinuką ir jojo žaislą. Ir dar tokia lipni ranka Rojui pateko. Eliai štai toks tušinukas. Žaidimas, aišku, saldainiai. Ir Teiso Lica pateko po tušinuką ir po žaislą. Jojo. Grįžom namo ir pasidarėm šokoladą karštą su pienu ir sausainiais, tokiom vasnaigėm. Ir eina mano mėgiama laida, kurią žiūriu šeštadienį. Rojus sako, man pateko daugiausia dovanų maišelėje, todėl, kad senelis Šaltis žinojo, kad aš vienintelis berniukas šeimoje. Geras. O Alicai kalėdų senelis sakė, kad Alica tokia pat jau ūgio kaip kalėdų senelis. Na, svarbiausia, kad gerai praleidome laiką ir vaikams labai patiko šventė.